Trečiadienio gruodžio 3 laidoje Šviesiosios gimnazijos sėkmės ir lyderystės mokykloje dialogas tėvams ir jaunuoliams. Daugiakultūriame centre pristatyta karpinių meistrės Albinos Mackevičienės paroda Netradicinis gyvybės medis. Kėdainių arenoje vykusiame Lietuvos dziudo čempionate dalyvavo ir 5 kraštietės. Šviesiosios gimnazijos sėkmės ir lyderystės mokykla ją lankantiems jaunuoliams bei jų mamoms ir tėvams suorganizavo patyriminės dirbtuves su vyrų kalvės bei upės merginų ir mamų akademijos mentoriais, kurie sukurdami visapusiško pasitikėjimo atmosferą bendravo apie paauglių emocijas bei elgesio modelius konfliktinėse situacijose, o taip pat galimybės bendruose pokalbiuose įgyti drąsos, stiprybės ir empatiškumo. Svarbiausia anot lektorių noras bendrauti, nes būtent paauglystėje formuojasi žmogaus charakteris bei savirealizacijos principai. Su paauglystė mes dirbame 15 metų ir šiuo metu tiek aš, tiek mano kolega Jonas, mes dirbam su paaugliais Vyrų kalvės akademijai ir UMA, Upės merginų ir mamų akademijai. Ir man atrodo, ką svarbiausia, jeigu galima vienu žodžiu būtų apibrėžti tai, ko reikia mamoms, dukroms, tėčiams, sūnums, santykio. Paprasto, tyro santykio, kuris būtų pagrįstas ne kelionėmis, ne drabužiais, ne kažkokiais nupirktais dalykais, bet laiko kartu ir gebėjimo vienas kitą ne tik klausytis vienas kitą, bet ir išgirsti. Ir tai, ką mes šiandien čia darysim šitoj salėj, tai mes tiesiog treniruosimės labai širdingai klausytis ir išgirsti, suprasti, kas norėta pasakyti. Ir jeigu kiekvienai šeimai pavyktų tai padaryti, mes visi būtumėm laimėję kaip visuomenė. Mes dirbam patyriminiais metodais. Ir prieš tą 15 metų mes įsivaizdavom, kad išradom dviratį, išradom kažką įspūdingo ir naujo šiam pasauliui, bet tada supratom, kad Šuchomlinskis jau prieš 50 metų tai darė Ukrainoje, kad Kolbas jau seniai buvo sukūrę savo Kolbo patirtinį ratą. Ir iš tiesų, kaip mes šiandieną veiksime su šitais suaugusiais ir jaunais žmonėmis, mes sukursim erdvę, kurioje bus saugu būti savimi. Ir kai yra truputėlį saugiau būti savimi negu kiekvieną dieną, tada galima ir kalbėtis atviriau. Jeigu gali kalbėtis atviriau, reiškia, turi daugiau galimybių, kad tai išgirs. Neišsakyti lūkesčiai, jie neišsipildo. Tai labai svarbu galėti išsakyti ir išsakyti išsakant, nebūti pertrauktam. Tai atrodo taip paprasta, bet tam reikia įgūdžio. Tai šiandieną tą įgūdį mes ir formuosim. Klausytis, girdėti, su didelė pagarba, su didelė meilė. Mes turim 2 dalis Vyrų kalvės. Tai viena dalis yra Vyrų kalvės akademija, kur mes dirbam tik tai su jaunuoliais. 14-19 metų programa visa, kur einam į savęs pažinimą, emocijas ir daug tokių dalykų savęs stiprinimo. Ir kita dalis turim tėčio ir sūnaus stovyklas. Jos yra 4 tik tai per metus, bet tose stovyklose labiausiai ir akcentuojam į tą buvimą kartu su sūnumi ir veikimą kartu su juo. Ne kažkur pasislėpus, nors fiziškai esu kartu, bet šiaip nesu. Bet ten tikro tokio buvimo kartu. Iš savo patirties su sūnum, kaip turiu, tai labai dažnai trukdo tingėjimas. Tingėjimas grįžti po kažkokių darbų, pavargęs dar kažką ir norisi įlysti į telefoną, dar kažkur atsiriboti nuo visko. Ir va šitie dalykai kartais labai trukdo tam elementariam tiesiog pabuvimui kartu su sūnum. Ir aš pats save kartais pagaunu, kad pats taip darau. Ir labai sąmoningai tada padedu, einu ir leidžiu laiką. Tai va to sąmoningai savęs pagavimo gal trūksta labai. Iš to, kiek tenka susidurti, labai daug jaunuolių sako, noriu laiko su tėčiu. Laiko, tiesiog daugiau laiko. O kai yra laiko, yra erdvės, tada atsiranda visiems kitiem dalykam. Tai jeigu mes galim pagauti save ir skirti nors kelias minutės tam, ir visus kitus dalykus galim būtų pasidaryti.
Sėkmės ir lyderystės mokyklos vadovė Gitana Kaupienė džiaugiasi, jog patyrusių mentorių konsultacijos padeda tėvams užmegzti dialogą su vaikais, o po mokymų taikant įgytus metodus kartu jie gali aptarti aktualiausias paauglių problemas, padėti jaunuoliams suvokti savo vertę, ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis ir taip įgyti vidinės stiprybės ateinančioms gyvenimo audroms. Mes matom labai tokį didelį atotrūkį. Didelį atotrūkį tarp tėvų ir vaikų, ypatingai, kai jos reikia sukviesti į vieną renginį. Tai nepaslaptis, kad šiandien tėvai labai yra užsiėmę darbais, kitom veiklom, turi ir savo hobius. Jau mokykloms yra iššūkis juos pasikviesti į susirinkimus, kurie yra dalykiniai ir kuriuose aptariami yra akademiniai rezultatai. Tai kažkaip aš pagalvojau ir komanda pamastėm galbūt kitam formate, kitokioj, nesusirinkiminiai, neoficialioj, nevaldiškoj aplinkoje mes galėsime rasti tą dialogą. Ir dabar nuo to ir pradedam, iš tiesų nuo to dialogo kūrimo. Pradedam nuo dialogo kūrimo, nes manom, kad tai, ką mato tėvai namuose, ar ne, bendraudami su vaikais. Ir tai, ką matome mes, priimdami juos į neformaliojo švietimo skyrių Sėkmės ir lyderystės mokykla, tai yra truputėlį dvi skirtingos vizijos ir du skirtingi paveikslai. Tai vat, norim turbūt pradėti sėti tokią gilesnę sėklą, auginti tuos daigelius, kad iš tiesų vaikai kalbėtų savo kalbą, tėvai kalbėtų savo kalbą, bet rastų tą bendrą susitarimą tarp kartų, tarp kalbų, tarp norų, tarp vizijų, kur mes einam ir ką jie matom. Ir vat būtent Jurga Vidugirienė, Jonas Bogdanavičius, jie yra ekspertai tame. Ir jie, manau, kad tikrai mums labai gražiai padės susidėlioti taškus, padės rasti tą takelį į vienas kito širdis. Vatansų stovyklos tai yra kažkas unikalaus. Sužavi turinys, sužavi atmosfera, labai gražiai atmosferoj. Tai žinokit, visi šitie emociniai dalykai, neabejojimas kalbėti, išreikšti emocijas, būti savim. Na, veiklos tai, žinokit, labai įvairios. Nuo žygio užrištomis akimis iki improvizacinių dalykų, iki tokio improvizacinio meno, atsiskleidimo. Iš tikrųjų būdavo ir labai daug ašarų, nes žmonės pratrūksta, tiesiog gali išreikšti savo emociją, ta nebaimė, saugi aplinka. Sunku pasakyti netgi vienu žodžiu ir keliais žodžiais, ką jie daro, bet ką jie daro, man tarsi toks truputėlį stebuklas įvyksta. Vaikai grįžta labai pasikeitę. Tai vat ir šiandien aš manau, kad nors tų porą valandų, bet mes galėsim prisiliesti prie to, ką daro tie unikalūs žmonės. Daugiakultūriame centre pristatyta žinomos karpinių meistrės Kėdainių krašto dailės draugijos vadovės Albinos Mackevičienės karpinių paroda Netradicinis gyvybės medis. Tai darbai iš Lietuvos kultūros tarybai teikto projekto ataskaitos už suteiktą meno kūrėjo stipendiją. Tačiau ši tema karpiniuose nėra atsitiktinė, nes gyvybės medis yra daugelio kultūrų ir religijų simbolis, reiškiantis augimą, jėgą, stabilumą ir ryšį tarp visų gyvų būtybių bei amžinai gyvenimo ciklą. Taip pat ryšį tarp dangaus, žemės bei požemio pasaulio. Tautodailėje yra tradiciniai karpiniai ir netradiciniai karpiniai. Tradicinis tai yra daugiau atspindintis gamtos formas, o netradicinis tai jau apipintas kažkokios tai vaizduotės ir įjungtas daugiau ornamentas. Mano gyvybės medis, tai gyvybės medis aplamai kaip simbolis yra labai plačios prasmės. Tai yra ryšys tarp dangaus, žemės ir
požeminio pasaulio, ryšys tarp gamtos ciklų, metų laikų, ryšys tarp žmogaus gyvenimo, gimstama, subręstama, atsisveikinama ir vėl tas gyvenimas sukasi ratu. Gyvybės medžio simbolis tai ne vien lietuvių liaudies tautodailėje ir aplamai profesionaliame mene, tai paplitęs labai plačiai visame pasaulyje ir daugybė tautų, kurios karpo karpinius, gyvybės medį kaip pagrindą naudoja būtent savo šalyse. Žinoma, tas gyvybės medis kiekvienos šalies skiriasi pagal jų tradicinius ornamentus, skiriasi pagal tautodailėje naudojamas spalvas tradicinės. Lietuvių liaudies mene dominuoja juoda balta spalva, tačiau nevengiama ir kitų spalvų. Šita paroda yra mano Lietuvos kultūros tarybai teikto projekto tuo pačiu pavadinimu ataskaitinė paroda ir aš buvau įsipareigojusi iškarpyti 40 darbų, paruošti naują parodą. Na, bekarpant, gavosi taip, kad iškarpiau ir parodai pristačiau 50 darbų ir nei kiek nesigailiu, kad viršijau. Ir tai jau antrą kartą, kai popieriaus karpinių parodai aš gavau meno kūrėjo stipendiją. Autorinių karpinių parodų Albina Mackevičienė surengė arti 100, o kad tapo dailės mokytoja ir tautodailininkė, yra dėkinga savo mamai, kuri išmokė megzti, nerti, siuvinėti, velti veltinius, austi, peltakiuoti ir kitų rankdarbių. Šitą meną atradau 1976 metais, kai studijavau Vilniaus tuometinėme pedagoginėme institute. Ten buvo dailės studija, ten susipažinau su karpinių menu ir būtent nuo tų metų jau beveik 50 metų karpau karpinius. Išleidau karpinių knygą Karpykime kartu, kurioje įdėjau savo metodinę medžiagą apie karpinių karpimą ir visa knyga iliustruota tik tai mokinių karpiniais. Nes jie ateina į pamokas, ateina į būrelius, aš duodu mažas žirklutes, kurių jie, sakykime, namuose neturi. Tai mano reikalas pasirūpinti, kad tos žirklutės kirptų, būna, kad ir nulūžta pats smaigalys žirklių, nes pagrindinis karpimas yra smaigaliu kerpam, norint iškirpti visas smulkės skylutes, reikia jas pradurti ir taip toliau. Kai atsisėdi prie popieriaus lapo, kada nusipieši piešinį, pradedi karpyti, užsimiršta visos negandos, užsimiršta galbūt ir įskaudinimai, jeigu tokie buvo, užsimiršta nuovargis ir teikia didžiulį malonumą. Dar neiškarpius vieno karpinio jau gimsta kita mintis, kitam naujam siužetui. Sunkiausia po ilgesnės pertraukos atsisėsti ir pradėti karpyti. Tai atrodo, kad visiškai nėra minčių, nežinau, ką karpysiu, bet pasiimi pieštuką, pradedu paprastai nuo ornamentikos, kol aš ornamentą nusipiešiu, tada atsiranda ir mintys ir taip toliau.
Jau keletą savaitgalių iš eilės Kėdainiuose karaliauja dziudo. Šį kartą vyko prestižinis Lietuvos suaugusių dziudo čempionatas, kuriame dalyvavo apie 200 geriausių sportininkų iš visos Lietuvos. Taip pat buvo atrinkti kandidatai į rinktinę. Kėdainius atstovavo 5 dziudo sportininkės. Na, šį kartą nežinau, ar laukia aukštos vietos ir priziniai medaliai. Aišku, jų siekiame kiekvienose varžybose, tačiau šiandien vyksta stipriausias varžybos Lietuvoje, tai yra suaugusių čempionatas, į kurį susirenka patys stipriausi Lietuvos sportininkai, kuriuose yra ir atranka į Lietuvos rinktinę, suaugusių rinktinę, kurios atstovaus Lietuvą Europos ir pasaulio čempionatuose ir įvairiuose tarptautinėse turnyruose. Sunku pasakyti, kaip dėl tų medalių ir aukštų gerų vietų, bet mes džiaugiamės, kad bent jau turime, kas dalyvauja ir kas atstovauja Kėdainius. Šiandieną atstovauja Kėdainius 5 sportininkės, kurioms 4 iš jų yra tik 16 metų, tai joms viskas dar priešaky ir labai tikėtis tų aukščiausių rezultatų truputėlį susilaikom gal. Norisi be abejo, norisi medalių, bet vaikų lygiai varžybos lieka vaikų lygiai, laimėjai, pralaimėjai, sveikinam visus ir visa kita. O suaugusių čempionate tai tau daug labai lemia, tai yra tau vienos varžybos per metus, kurioms tu turi pasiruošti, tu atidedi visą save, meti svorį, treniruojas po 2 kartus per dieną ir taip toliau. Ir tuomet pralaimėjus šitą kovą, kada tau jau tenka atsisveikinti su šiuo čempionatu, yra labai sudėtinga. Lygiai taip pat tiek federacijos vardu, tiek mūsų vardu esame dėkingi Kėdainių rajono savivaldybei, sporto centrui už šias sąlygas, už šią puikią areną, už puikią lokaciją, treneriams, sportininkams. Kėdainiai tai yra dziudo meka, kada visada malonu atvažiuoti, visada visos sąlygos yra padarytos pačios geriausios ir tiesiog norisi dalyvauti čia. Varžybų vyriausiojo teisėja džiaugiasi, kad į Kėdainius atvyko tikrai labai aukšto lygio sportininkai, kurie varžosi dėl geriausiųjų titulo. Čia yra suaugusių amžiaus grupė, tai reiškia, kad gali dalyvauti kadetai ir vyresni visi sportininkai turintys mėlyną arba aukštesnį diržą. Dziudo sportininkų įvertinimai, jaunesni sportininkai ir mažesnį diržo ar kvalifikacijos turintys sportininkai negali dalyvauti tiesiog dėl meistriškumo, dėl galimų traumų, tiesiog per didelis meistriškumo skirtumas. Tikiuosi, kad traumų nebus, jeigu apšilimą dažniausiai sportininkai padaro gerai, dažniausiai jų nepasitaiko, nes suaugę dažniausiai jau jie, kaip sakau, patirti savo daro, jie būna daugiau ir apšilimą geriau padaro ir pasiruošę labiau varžyboms būna, tai traumų tikiuosi labai daug nebus, bet pasitaiko visko. Dziudo sporto šaka mokina ir turi savo moralės kodeksą. Todėl moralės kodeksas visiems sportininkams labai svarbus ir dažniausiai dziudo sportininkai netampa huliganais, dažniausiai treneriai juos išugdo garbingais, mandagiais ir rodantys pavyzdį kitiems sportininkams, mažesniems sportininkams, savo vaikams dauguma jau rodo pavyzdį, todėl kad daug dalyvauja jau ir tėvelių varžybose, kurie rodo visam miestui, visai Lietuvai, ką duoda mums šito sporto šaka. Teisėja Justina džiaugiasi, kad Kėdainiuose yra puikios galimybės ne tik sportuoti, treniruotis dziudo sportininkams, bet ir galima čia organizuoti aukščiausio lygio varžybas. O jos pagrindinis tikslas, kad varžybos praeitų puikiai ir teisėjai atliktų nuostabiai savo darbą. Esu varžybų vyriausioji teisėja, tarptautinės kategorijos teisėjai. Padedu teisėjams savo, kad neįvyktų klaidų ir kažkokių nesusipratimų tiesiog. Kad teisėjaučiau tam čempionate taip pat atrinkti tam tikri teisėjai, kurie gali teisėjauti, kurie jau turi daug metų patirties šitam čempionatui teisėjauti, nes aukštas labai lygis varžybų, tai negalim, kaip sakau, teisėjimo aukštas lygis turi būti taip pat kartu. Reiškia daug garbė būti šitoje vietoje, garbė prisimti atsakomybę už savo teisėjus, už įvertinimus ir už varžybų visą eigą, kuri tikiuosi, kad bus be traumų, be jokių kažkokių nesusipratimų su treneriais, kažkokių komplikacijų ir tikiuosi, kad viskas bus gerai. Dar kartą norim padėkoti Kėdainių savivaldybei už pagalbą ir visiems treneriams, kurie prisideda prie sportininkų organizavimo ir linkime visiems sėkmės.
Greitas internetas – gerų švenčių paslaptis. Tik 8,97 € per mėnesį. Užsisakius internetu ir rengsime per parą. Baltikum namų internetas. Jo reikia net Kalėdų seneliui.